mes pasirinkom 2 kandidatus. Gerbiamą Algirdą Butkevičių, kuris prieš jūs, ir Dalią Grybauskaitę. Siūlėm, galvojom, kad šie kandidatai, kurie mūsų manymų iš tikrųjų turi ką pasakyti visuomeniai ir debatai su jais, diskusijos su jais iš tikrųjų gali būti diskusijos apie valstybės ateitį, valstybės raidos perspektyvas, nes vienas yra didžiausios kairiosios partijos narys ir kandidatas Algirdas Butkevičius, socialdemokratų kandidatas, o Dalia Grybauskaitė, kad ir nepartinė, remia 2 dešiniosios partijos, Liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjunga. Pirmiausia, labas vakaras visiems susirinkusiems ir norėčiau padėkoti pirmiausia organizatoriams, kurie pakvietėt į šitą susitikimą ir visiems, kurie atėjot susitikti ir padiskutuoti. Ir aišku, aš čia ruošiausi tokiam, žinot, pranešimui išsamiam ir apie politiką, apie jos ideologiją, apie vertybės kalbėti, bet jeigu jau uždavė tokį toną, tai aš tikrai galiu pradėti atsakinėti ir jūsų užduotą klausimą, kuo aš skiriuosi nuo buvusio mūsų partijos pirmininko, tikriausiai pirmiausia tuo, kad aš esu iš socialdemokratų, tų, kurie įstojo nuo tų metų, kada socialdemokratų partija susikūrė, bet aš įstojau 1991 metais, prieš tai buvau, aišku, įsijungęs į sąjūdį ir buvau tuo metu konservatorių rėmėjas. Jūsų komanda ir jūsų savarankiškumas tapus prezidentu. Antras geriausias klausimas. Ne, jeigu aš būčiau išrinktas prezidentu, tai aš vykdyčiau viršpartinę ideologiją. Kokia ji būtų viršpartinė? O kaip suderinti viršpartinę ir ideologiją? Kaip susiderina? Geras pastebėjimas, bet... Išvystykit mintį, prašau. Galiu pasakyti, kad dabar ne viena Lietuvoje partija neturi savo ideologijos. Jūs man pasakykit, kokie yra konservatorių, tikriausiai su to sutiksit visi, taip? Ir aš manau, kad aš pasiūlyčiau socialinės gerovės valstybė ir manau, kad jokių būdų, aš jums galiu drąsiai pasakyti, jeigu aš būčiau renkamas, tikrai nebūčiau sutapatintas su partija arba su oligarchais. Pasakykite tuomet, prašau, kokia būtų jūsų socialinio teisingumo koncepcija? Jeigu kalbėti apie socialinius klausimus, reikia pripažinti, kad mes pirmiausia socialdemokratai esam paruošę savo programą. Vis dėlto mes keliam pirminį klausimą, kad Lietuvoje būtų atkurta vidurinioji klasė. Nes tai galima įgyvendinti ir per tam tikrą progresinių mokesčių sistemą. Bet taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad paskutiniu metu mane labiausiai jaudina problemos jaunimo srityje. Jeigu išskirti atskirą klausimą dėl to, kad daugelis jaunuolių, jeigu mes įvertinsim, kokia yra jų sveikata, ir pagal pateiktą statistiką tikrai jinai mūsų valstybės nepuošia. Vis dėlto aš manau, kad mes esam numatę atskirą programą, kad jaunimas galėtų, jeigu kalbėti, čia irgi viena iš tokių galim priemonių, kad jaunimui būtų prieinamos vėl ir sporto mokyklos, kad jisai galėtų lengviau išreikšti savo galimybės laisvalaikio metu dalyvaudamas įvairiuose veiklose. O jeigu kalbėti plačiai prasme, plačiai apie socialinius kai kurios klausimus, tai kad mes privalom, kiek įmanydami, užgarantuoti tai, kad ir demografinė padėtis Lietuvoje keistusi. Tai jau būdami vyriausybė esam priėmę kai kurios įstatymus, kur tikrai, jeigu kalbėti ir apie motinystės išmokas prailgytos iki 2 metų, tai vien praeitais metais buvo pasiektas rezultatas, kad Lietuvoje vaikų gimė jau 3000 daugiau. Manom taip pat, kad tas kaltinimas, kuris buvo išsakytas, kad liktai mes tą 1 milijardą
litų, kuris buvo sukauptas sodroje kaip rezervas per kažkiek tai metų, lyg tai kažkur tai išleidom, taip, bet tai buvo vis dėlto nukreiptos lėšos į tą žmonių grupę, kurie gauna pensijas ir atsižvelgiant į prekių kainų augimą ir paslaugų kainų augimą buvo didinama ne vieną kartą, o kai kada 2 kartus per metus ir pensijos. Koks jūsų požiūris į Leo, jūs čia pereinat vairą iš Kirkilo ir bandot pamažu atsiriboti nuo tos politikos. Tai sakykit, ar ardytumėt Leo? Aš nebandau atsiriboti, aš nuo Leo LT visada buvau atsiribojęs ir vyriausybės posėdžių metus siūliau, kad savo idėją, kad skelbti tarptautinį konkursą, jeigu toks Leo LT vadybos kompanijų sukūrimų. Aš iš viso dabar nežinau, dėl ko tas Leo LT buvo sukurtas. Aš iš pradžių galvojau, kad dėl atominės elektrinės statybos. Bet kaip išgirdau, kad jo tikslas yra siekti pelną monopoliniai srity, tai, žinot, aš būdamas vyriausybėj pasakiau, kad tikslas turi būti suteikti kokybišką paslaugą vartotojui su kuo mažesniais kaštais, tai tada pateisina. Visa švietimo sistema yra skirta tam, kad užaugtų žmonės, kurie galėtų tarnauti Lietuvos ūkiui. Ar jūs priimat tokias prielaidas? Aš manau, visuomenė turi tarnauti. Švietimo sistema, taip? Išsilavinimui, taip. O ar studentas turi teisę mokytis, kas jam patinka, nors tai nebūtinai bus naudinga valstybei? Štai jisai pats pasirenka, kokias studijas jis turi studijuoti. Aš manau, kad taip jisai turi teisę turėti pasirinkti galimybę studijuoti tas, kas jam yra prie širdies. Jeigu tapsite prezidentu, jūs formuosite ir specialiasias tarnybas, ir prokuratūrą kartu su Seimu, ir teismų korpusą. Aš noriu dabar labai jau tiesmukai klausti, tapęs prezidentu, jūs sieksit pakeisti generalinį prokurorą ir valstybės saugumo departamento direktorių. Jeigu taip, kodėl, jeigu ne, kodėl? Dėl generalinio prokuroro man reikėtų išsamesnės informacijos, reiškia, nes negalėčiau vienareikšmiškai atsakyti, ar jisai teisingai vykdo savo funkcijas, o dėl saugumo departamento, kiek aš turiu informacijos, galiu pasakyti, kad situacija ten yra bloga. Ir tikrai drąsiai galiu teikti, ne tik vadovas, bet ten reikėtų ir daug stipresnės reformos. Vieni sako, kad mums reikia kariuomenės tinkamos apginti mūsų teritoriją, NATO sudėtyje, ir turėti šiokių tokių pajėgumų vykdyti tarptautinės NATO užduotis ar misijas. Kiti sako, kad esame maža šalis ir mums užtenka turėti gerą, tinkamą kariuomenę, atlikti NATO užduotis ir turėti galimybę priimti NATO kariuomenę karo atveju, jeigu būtų Lietuva užpulta. Manau, vargu ar Lietuva galėtų turėti tokią galingą armiją, kad galėtų apsiginti. Aš manau, kad mes tą, kurią vykdom dabar politiką ir bendradarbiaujant kartu su NATO, aš manau, ją turėtumėm ir toliau tęsti ir dalyvauti tiek tarptautinėse misijose. Ir supranta tai, kad jeigu iškiltų tam tikra grėsmė ar pavojus, vis dėlto mes turim sudaryti sąlygas, kad ir NATO kariuomenė galėtų būti mūsų šalyje.